Labas rytas, bičiuliai. Pradedam savo kelionę. Iš Šilutės išvažiavom 3 nakties. Dabar 560 km iki Virtsų uosto Estijoje, kur kelsimės į Muhu salą. O iš tenai jau dviratukais judėsim link Saremo ir aplink Saremą. Ką, judam? Beje, išvažiavom vieną dieną anksčiau, kaip prieš tai minėtam video sakėm, kai išvažiuosim Liepos 14, tai išvažiavom Liepos 13. Galvojom, anksčiau išvažiuosim, anksčiau grįšim, bus dar laiko atsigauti prieš darbus. Bilietai nupirkti jau 5,40 €, dviems su dviračiais. Einam link kelto ir pradėsim minimą. Kaip Justelio nuotaika? Viskas gerai, bet pajudinu dviratį ir tas svoris, tai jo. Nežinau, ar mumis į griuvius nenuvers jie. Nu, bet nei viens, nei kits nesam įnę su pilnom tašėm. Tai bus įdomiai čia mums. Na, bet manau, bus viskas gerai. Nu kaip. Tik dviratis spėjau įstumti keltam, jau pavargau. Kas bus toliau, nežinau. Jo, keltas tai čia toks nemažas jau. Keltas trunka 27 minutės kažkur persikelt. Restoranas, baras, pavalgyt kas nori. Išėjimą, kaip duris atidaryti.
dviračiai stovi, nenuvirto dar. Ja valmistuda väljumiseks. Teistel reisijatel palume olla valmis väljumiseks teiselt tekilt. Kapten ja laevapere soovivad teile turvalist elu. Ką, keltui atėjo šiam kartui. Važiuojam. Pirma lokacija 11 kilometrų. Nu, su tašėm važiuoti iškart kits reikalas, vis taip atrodo nestabiliai. 1,5 kilometro. Iškart jaučiasi kaip diena ir naktis, kaip važiuoji be tašių ir su krepšiais. Nu, Justeli, kaip minasi? Puikiai. 6 kilometrai pirmieji. Nepavargote? Ne. Ne. Pradžiai buvo biškai sudėtingiau, bet įsiminiau, dabar viskas. All good. All good. All good. All good, tai all good. Važiuojam. Reikia sustoti kažkur pavalgyti. Moteriškė tiek stengiasi pasitraukti vos ne ant žolės. Važiuoja. Ortodoksų bažnyčia. Nu, pirmas mūsų checkpointas. 12 kilometrų nuo starto. Čia Muhu San Katerinos bažnyčia. Nu, kur kengūros? Už kilometro. O, tau ir dviratį bus kur pasistatyti. Man tai yra k***ina, nes per tašias bijau lipti. Tu nesikeik. Atsiprašau, dėdės žiūrovai ir merginos. Pirmas sutiktas malūnas Muhu saloj. Čia įėjimas. Kaip uždaryt. Nedirba šiandien. Nu va, paliekame Muhu salą. Ir čia toks kaip kelias. 2 kilometrai ir bus Saremos sala. Kolegos parvažiuoja. Jo. Hello.
kur čia papuolėm į kokį kelią. Poide St. Mary Church kažkokia tais. Renovuojama čia. Nu va, išvažiavom, pirmos bėdos pradėjo lysti. Pasirodo, mašinui palikau GoPro visas baterijas, atminties kortelės. Nu žodžiu, Justėlis spyną paliko dviračio, galės dabuoti per naktį, kad nenufyrintų. Lietuvos vėliava. Vėliavą palikom irgi, nu žodžiu, skubėjom į keltą, jau buvo likusios 9 minutės iki kelto. O, Jezu. Nu ką, reiks kažkaip išsiversti su viena kortelė į telefoną, gal bandyti keltis, kai jau bus pilna. Nu žodžiu. Dujas trauk lauk. O. Eiktu nu. Kokie šunis. Nu. Blemba. Rizikinga čia. Čia jau buvo rizikinga. Bet nelenda iš kiemo lauko, ne? Prie pat... Prie ribų, prie ribų. Šergegėlės, ko gero, žydų. Kur čia vėl papuolėm į mišką. Aišku, galėjom palikti ant dviračius, bet nieko nėra, ten kažkaip tuščia. Biški pabijojom toksais daiktais palikti. Tai bandom kiekais toliau važiuoti. Buvo ten gal kokios 5 mašinos. Judam. Lyg pradėjo kaip nors. Nenori pailsėti? Po eglutę. Pitstopą padarėm. Jau beveik 5 kilų numynėm. Kiek čia? Per kiek? Nematau, laikrodis nerodo. Per kiek, sakau, numynėm 5 kilų? 2 valandos su pusė, 2,5 valandos. Nu graži ta pelkė čia.
Pradėjo grandinę girgždėti, reikia biškį pateplioti. Viskas, pagaliau nusukom jau nuo pagrindinio kelio, važiuojam ieškoti stovyklavietės. Čia kažkas apie kilometrą, gal mažiau, 700 metrų. Bandysim ieškoti, kur statyti palapinę. Dar lyt pradeda po biškį. Norim kuo greičiau pastatyti, kad nesulytų daiktai. Ir bus poilsis šiai dienai. Čia kokie namukai. Poilsis bus. Tai jau būsim šiai dienai. Šiam 1 kilą numynę per 4 valandas lygiai. Nu, kaip pirmą dieną, sakyčiau, visai neblogai. O. Nu, ir į parkingą varysi. Į parkingą varysi, varyk, į parkingą. Dviratį. Ką, bus ir stalas. Puiku. Viskas yra. Nu, atvažiavom čia, kur planavom miegoti. Ir čia toks, nu, žmogelis sėdėjo su šunim. Sako, nebijokit, tas šuo gali pradėti loti ant jūsų. Bet tipo geras, nieko nekanda. Ir ten nuėjom prie stalo, jau ten kaip ir ruoštis galvojom. Ateina jis vėl. Sako, šiandien klys. Nu, mes patys žinom, kalys. Sako, mes čia turim namą, gyvenam už kilometro. Ir turim vieną laisvą namelį. Sako, jeigu norit atvaryk. Sakau, kokią kainą? Nemokamai. Nu, galvojam, gerai nemokamai, tai nemokamai. Sauna, sakė, yra dušas. Nu, čia mums nuskilo. Pasirodo, yra gerų žmonių. Pažiūrėkit, kokią viečikę gavom šiai nakvyniai už dyką. Šeimininkai pasikvietė. Eiktų savo nerealiai. Bištams čia. Nu, žodžiu, pradžiai susinešim daiktus, kol nesulijom. Ir paskui aprodysim visą teritoriją žiauriai gerai. Ir sauna, viskas. Alus išdyk. Ir alus, sakė, uždyka vietinis. Like. Kaip viečikę, ką? Eiktų savo, žiūrėjau gerai. Einam, pažiūrėsim. Sauną rodė, kur yra. Čia tūlikas, laukinis toks. Taip viskas unikaliai. Eiktų savo. Hopa, tūlikas. Sauna. Už valandos laiko galim, sakė, eiti drąsiai. Rankšluosčių visko pridėjo. Please hold the door closed. Oi, sako, gerai. Čia yra dar, čia man atrodo, tam namų yra kažkas stoja. Ir ten šalia mūsų. Dvi porelės, man atrodo. Čia nuomoja, bet mums kažkodėl tai davė už dyką. Sako, pirmą dieną perlytai kiaurai nėra pats geriausias dalykas. O čia vasaros virtuvė. Pažiūrėkit, staliukas, viskas. Barbekių.
Viskas yra. Visai ryte ateiti. Verdat, kepat, ką norit, imat, ką norit, kava, arbata, vynas, vanduo ir alus. Free local beer. Eina saunerėliai. Nu ką, eisim pabandyti pirtelį. Nelabai viskas apsiniaukia. Mes ką tik iš po pirties, tai vat švarus toliau važiuosim rytoj dviračiais. O jums, jeigu įdomu, kur šita vieta, paliksiu video aprašyme nuorodą, galėsit pažiūrėti. Šiaip tai labai įspūdinga vieta. O ką, šiandien mes baigiam savo dieną, einam ilsėtis ir susitiksim rytoj. Prenumeruokit, komentuokit, dalinkitės. Ačiū. Iki.